Tai visų pirma, kodėl preliudas ir kodėl šis stovi iš vis? Ar tada turėjau ir akordą, 6 turbo projektą, kam dar kitas automobilis? Neturiu kur pinigų dėti. Ne, kodėl aš jį pirkau? Labai pigiai nusipirko. Pirmą jaunuoliai laikė garažę, tai žvėkelis daužė. Pasiūlė, sako, nereikia preliudą. Sako, 300 eurų. Kaip man nereikia? 300 eurų už preliudą, šiaip kaip pagalvoju, tai atrodo kaina labai tokia gundanti, ne? Bet kaina gundanti. Bet kas negundo? Kaina ir pačios mašinos nekokybė. Labai triperį nusipirkau. Kur? Lampos. Šitas skylus, bet bus nauja. Šitą bandėm atpoliruoti, bet nuo saulės viršus išblūkęs. Kodėl vertėjo nupirkti šitą mašiną, kodėl tu ją paėmė? Nes vis tiek, kad ir tie 300 eurų, tai čia gali būti visiškas lavonas ir, tarkim, nupirks ir priduos į, nežinau, metalą. Preliudas. Kas jame yra tojo, kad vertėjo nupirkti? Preliudas ir toliau kas? Ir H2 motoras. Opa! 2.0 liter. Buvo, kodėl ir vertėjo nusipirkti. Ja, 2 litrai, tas standartinis motoras, ne? Be viteko, be nieko. Aišku, būtų geriau H2. Ten jau dohas eina, jau biški mandiresnis variantas, bet we don't have a capacity for that. Variklis visas neprižiūrėtas, akumo nėra, lambda. Iš vis čia, žinau, iš kažkokios kito lambda visiškai. Ką, signalas neveikia, airbagas dega, čekas dega, bet čekas dėl lambda, aš čia viskas. Laidai kabo, vienas kondiškės, kitas, nežinau, sparnas galnu. Varikliukas apiplovimo neveikia, bet neturim. Neturim. Nu, tipo. Čia preliudo, nes preliudas gaunas? Taip. Originalus? Kaip suprantu jo. Aha. Galas tas sveiks. Taip. Ką bagažinėje turim? O va. Šitą aš nemačiau, žinok. Kiem man. Ai, čia tu idėjai. Turim. Crazy. Tokia. Šmuota tų. Rėmus bakelis, suvyrintas. Turim. O taip. Kaipgi be šito? Vyrinta ten. Exipo. Nu, bet Exi pratai kažkokie 2000-ųjų stilių. Tai turim su dangteliais. Dangteliai prisisuka. Slapuku tokį. A, tai gal čia kaip originalai, ne? Veidrodėlį pakeičiau. Liukas turim. Ir kėbulo defektų čia įlinkę. Ką, turim 3 stipinų vairą. Pidakas paprastas. Aidas davė. Čia tam Aidai? Kai tik nupirko mašiną buvo šitas. Aido magelis. Pats šlykščiausias salonas. Juoda. Šviesų. Dažniausiai keičia visą juodą. Dar gaminimo procese, bet čia eis į akordą, paskui apžvalgą irgi padarysim. Turim salonas paprastas, pagrindinė cigaretė. Tai va, kodėl mes jį pirkom? Todėl, kad 300 eurų ir verta. Gal prisikelsiu, nes nėra tėfo, nėra draudimo. Savininkas ten numiręs. Praeitam video minėta buvo Utenoj nupirktas. Jo, tai vis tiek mašina kūrės, ne? Tai mašina kūrės, važiuoja, dabar čia nesklandumų. Čia turėtų būti čia kūro filtras. Turėtų tai būti, bet... nėra. Sakau, preliudas aštriais prieskoniais. Taip, su labai aštriais prieskoniais. Tepalas nelabai mainytas buvo. Neprižiūrėtumas, draudžiama mašina. Ką turim iš pliusų, tai kad kairės pusės priekis visa pakaba. Nu, į pakeis žeminančius spiruoklės su amortikais. Nu, turim ir gerai atsidarinti liuką taip. Man rodo, kad, žinok, po šitą video labiau išeis Gedrius su kompresorium, ne? Kaip tu manai? Nes sakė, tipo, kad šitas savaitgalį gali būti, kad važiuos. Dargi kažkoks ant durnelis dėtas, turbina. Ai, ten to durnelio. Taip? Taip, čia to. Programuoja žirkę prie kompo. Ką jis ten padarys, va? 2 litriukai apgaidins tada. Kibirą. Geriau. Mylim mes tave. Fanas numeris 1. Varom apžiūrėt preliudą. Preliudas. Nu, davai, Aivarai, pasakok. 2 litrai. H2, Dohas, Type S, VTI, SIR, viskas čia. Ratą? Čia turim preliudo originalų ratą. Su 2 marštais, nes čia stebulė išlūžus. Nu, va to. Ai, tai dar šitas. O va čia vyrai prisidirbo. Varom apžiūrėt akordą. Nu ką, mes ir vėl prie preliudo. Prie akordo. Buvo šeimininis motoras, nes valymo darbai. Tepalus, smėlį,
Visą šūdą tiesiog. Nepilnai daugumą švalytą. Kam? Dėl gražumo? Turbinai ruošiau. Restauruosim, karštoji dalis leidžia tepalą ir tiesiog per daug tepalą. Šito šlangutės dvi tai aušinimo antifrizui pajungt. Čia kiek barų pūst. Nu ir šiaip pati sparnuotė yra pasidėvėjus gerokai. Vaikšto labai baisiai. Nu, geometrija pabėgus. Dėjau šlangas. Aliumas. Ką mes čia turim? Laikiklis. TurboWorks intercooleris. Iš, aišku, TurboWorks. Nupirktas. Šlangenai. Čia šitoj daly turbina dėsis. Čia kažkaip sugalvosim. Tada ką mes? Škyvelį pakeitėm, šitas škyvas irgi keisis. Čia diržą pakeitėm į trumpesnį. Kadangi kondišas buvo išimtas, kondiškės radiko nėra autopiloto, troselio irgi nėra. Tada ką mes čia turim? Aidai? Blow off palvę. Tvirtinam kečkeną pas Giedrių. Čia kažkur? Ne? Jo, tai kaip ir pas tavo. Čia, bet perkelia čia. Bakelį čia. Pagal mane iš čia perkelia, pagal jį čia kažkur, nes pusę radiatoriaus pasinėra. Pjovė, dėl ekonomijos. Filtriukai iš auto aibės, man atrodo, po 6 eurų. Čia irgi biškai haltūra padaryta tokia šiokia, bet padaryta. Turim tepalo turbinos nubėgimą, teko karterį gręžt ir aukščiausią dalį paimt, kadangi kad nutekėtų ir turėtų vietos, kur nutekėtų. Čia turim turbinos tepimui, čia turim adapterį, šita dalis sukasi į bloką, šita dalis šlangutė, kad turbinos tepimui, o į šitą dalį tepalo slėgio davy, kadangi aš nežinau, iš kur paimti tepalą, kad su slėgiu būtų, tai Giedrius biškiai informavo mane, apšvietė. MD Carbon už 6 eurus kažkaip iš Lenkų, iš Suvalkų. Aš manau, žinai, kas yra labai įdomu, kodėl būtent į akordą kupą, kodėl neįsivyko. Prasme, čia F-serija. F-serija dažniausiai neekstendeda turbinų. F-serija, kiek aš žiūrėjau, kiek aš mačiau Lietuvoje, nežinau, ar kažkas dėjo turbiną į F-seriją. Labai nepopuliaru. Būtent šitam kupui. Į kaip Aido sedanui anglų. Tai tikrai dėjo turbiną, bet nežinau, ar šitam kažkas dėjo. Nemačiau vidos, jau tiesiog tai teko pačiam viską daryti. Krapštytis. Amerika labai myli juos. Deda labai turbakus, svapus, visokius H22. Kažkada čia irgi dėsis H22. Gal nuo priliudo, gal nuo taipero akordo. Kiek mokėjai už kompą ir turbiną, vis tiek tu pirkai, ne pats darei, o tu pirkai iš žmogaus, ne? Mašinoje vežiojas, kad nieks nenapintų. P06 kompas, programuojamas nuo ko jis ėjo? P06. Nuo Civico, ne? 5? Jo, 5 Civico, OBD1. Čia yra adapteris iš OBD1 į OBD2, kurį reiks nusipirkti naują, nes šitas jau pagyvenęs baisiai. Jis labai nuosiniai nuo kažkur 2013-2012 metų. Tai aš jam sumokėjau apie 15 eurų. Jo, iš intercoolerį į intercoolerį, plus turbina. Nu, kročiai, kiek tu sumokėjai vien už kompą, už turbiną ir už šlangas, ir ką ten dar pirkai? Tiksliai negaliu pasakyti, bet iki 150 eurų. Taip, tai... Iki 100 eurų. Ir buvo žmogus, ne, čia pirkti viskas. Taip. Iš Kauno, man atrodo, rajono, ar iš Kauno pačio. Tada intercooleris 120 eurų. Iš TurboWorkso. Laikikliai pats pasidariau. Kečkenas draugo nusipirkau už 20 eurų. Tai turim tokį. Šiaip projektai vyksta. Ten praeitam vidosikė priliudas buvo paimtas balandžio pabaigoje kažkur. Taip išeina. Tai atrodo nieko nepadarėm, bet iš tikro padarėm. Man jau Giedriui šiaip mažai liko iš dalies, palyginus. Giedriui tai labai mažai, aš galvojau, aš pirmas susikrausiu turbiną ir tada Giedrius, bet aš neturiu capacity, Giedrius tai ten. Tai va, darysim priliudą, žiūrėsim kas gausis, nesigaus, po presų padėsim. Iki kito pasimatymo.